asking how Oho, you dainą now. išsirinko. How's the castle built of people you pretend to care about just what you wanted? Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and the diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. Įdomi daina. Nu, daina taip. 'Cause I made some real big Benai, mistakes. čia mano You mergos. make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. I used to think I was smart, but you made me look so naive. The way you sold me for parts, you sunk your teeth into me. Oh, blood sucker, dream crusher, bleeding me dry like a damn vampire. You said it was true love, but wouldn't that be hard? Spaudžia. You cannot blame Šiurpas one nuėjo per yourself koją. when you had a heart. I tried to help you out, no, I know that I can't. 'Cause now it things that kind of thing I'll never understand. 'Cause I made some real big mistakes. The worst one look back. I should have known it was strange. Patinai labai gerai dainuoja. Only come out at night. I used to think I was smart, but you made me look so naive. The way you sold me for parts, you sunk your teeth into me. Oh, blood sucker, dream crusher, bleeding me dry like a damn vampire. Mes žinojom, kas čia atėjo dainuoti. Esmė, Vaidas per pirmas 10 sekundžių suprato, kas maždaug per Jo. žmonės čia yra. A, bet tu, Ingrida, kitą jau mergaitę atsiprašai. Taip, čia Tienė Načiajūtė. Kaip vardas? Atėna. Atenė. Čia mano kita O, Dieve, gera moteris Atienė, čia užauginta. tu? Taip, tu ją beveik Tu rankrėpėmis užaugai! Žiauriai, aš taip džiaugiuosi, kad jinai dalyvavo šiandien su manim. Matosi. Wow, išsirinkot žvėrį kūrinį. Tokį, kur, nu, jisai rieda nuo kalno visą dainą ir tu turi paskui jį sugebėti. Tai pagarba, bet neatsisukau, nes man galbūt atrodė, kad šiek tiek vadelių iki galo taip ir neišlaikėt ir... Bet... Šiaip žiauriai jaudinomės, ten tai baisu užkulsės, jūs nesizduojate. Ingrida, tu 20 metų scenoj. Atsipalaiduok, tu pagaliau Bet jau. aš atsivedu vis kitą merginą, jinai jaudinasi, jinai bijo ir tada aš sugeriu jos Ką baimę. jaudinasi? Žinai, aš tau pasakysiu, Atėnė, tu skambėjai žiauriai gerai. Ačiū labai. Žiauriai gerai. O Ingrida, tu? Ingrida, kaip kursiokė, aš tau noriu pasakyti. Baig jaudintis vieną kartą jau. Baig jaudintis, tas jaudulys visą laiką kiša koją ir tada tu kiši koją savo mokiniai. Taip. Žinutę parašysi man. Atėnė, Čia filmuoju. Atėnė, jūs jau patekot beje, bet Atėnė, su tokiu balsu ir fainai, kad Ingrida tave nuo vaikystės, aš atsimenu, kad jinai tave ten ruošė ir visokie konkursai ir taip toliau, ir tu dalyvai ir muziklo tą mokyklėlę. Šiaip Atėnė iš tikrųjų dabar netgi kokius turbūt 2 metus nedainavo, o skyrė dėmesį Duok tu vaušokui. Atėniai Kam pakalbėti. tokiam? Gerai, nu kiek tu gali kalbėti? Kam skiria dėmesį? Aš dabar labiau šokėja esu, šoku Vaugą ir dancehallą. Wow, aš manau, daug žiūrovų net nežino, kaip atrodo Vaugas. Galima kokį vieną kitą, bent jau rankų judesiuką. Eik sau. Šiuolaikinė Atėnė. Dai. Bravo. Ačiū.
Tu labai drąsi. Aš žiauriai noriu duoti jums kitą dainą. Žiauriai smagu, kad Ingrida yra ir žiauriai smagu, kad man žiauriai patinka jos vaibas. Tai smagu, kad atsivedė į Atėnę ir aš žinau, kad gali būti daug kartų geriau. Tai taip kažkaip noriu, kad tai kuo greičiau įvyktų ir kad žmonės tai pamatytų. Tai labai norėčiau, kad tai vyktų mano komandai. Būsi stiprus duetas, tikrai stiprus duetas būsi. Merginos, aš tai turiu tokią nuomonę, kad balsai labai geri, trūka iš tikrųjų tam tikrų ir techninių dalykų, nes girdžiu irgi tokio daug dainavimo ant prapūtimo kažkodėl. Bet čia yra jaudulys turbūt, nes tikrai norint suskambėti, mikrofonas irgi neišgelbės. Žinot, kad žmonės dainuoja kaip mes ir be mikrofono ir galim dainuoti su 100 žmonių orkestru ir tas balsas eina. Bet jeigu jūs irgi turėtumėte tam tikrą labai konkretesnę techniką, tai aš manau, kad su tokiais balsais, su tokiom medžiagom galima padaryti labai daug. Tai yra techniniai dalykai, jie visi yra išsprendžiami. Turiu dar prisipažinti, kad Atėnė vardas visą laiką buvo mano svajonių vardas. Ir kai mane mama pavadino ir mano tėveliai Nomeda, aš galvojau, Atėnė, koks gražus, koksai fantastiškai dieviškas vardas. Tai va, Atėnė, tai man būtų labai malonu matyti savo komandai. Ir tik tai matau iš Ingridos jau veido, kad pas Beną jau suplanuota. Ne, aš, prasme, mano veidas tai čia nesusijęs. O kaip tai ne? Tai duete esat. Ne, ta prasme, aš sakiau, kad Atėnė, tu spręsk, iš tikrųjų, tu pasirink, tegul būna čia tavo šlavės akimirka, man viskas tinka. Čia mano veidas apie kitus dalykus galvoja. Man žiauriai patinka tas momentas, kad kai, ne pirmas atvejis ir šitam sezone, kai ateina mokytojas su mokiniu, visą laiką mokytojas leidžia pasirinkti mokiniui. Tai kažkaip tiesiog labai gražus dalykas, kuris atrodo savaime suprantamas, bet tiesiog nice. Taip, nes mokytojas yra mentorius, vedlys, bet ateitis tai jau laukia Atėnės. Jau Ingridos ateitis jau kaip ir yra. Pelenukai. Ne, Ingrida yra vienas šilčiausių, tikriausiai ir nuotaikingiausių žmonių, fainiausių žmonių, kuriuos man teko pažinti gyvenime. Ir teko ir mokytis kartu, tai jums pasisekė. Tai ačiū labai už tokius komplimentus ir pastabas, tikrai labai padės, manau, ateityje. Bet aš norėčiau, mes norėtume išsirinkti Beną. Team Benas, let's go! Labas! Prenumeruokite Lietuvos balsas YouTube kanalą ir ten pamatysite visus dalyvių pasirodymus.